Tai tiesiog sutapimas. Vasario 29 dieną 9 val. Ryto Visagino ligoninėje buvo numatytas išplėstinis posėdis, o paaiškėjo, kad 3 ryto vyriausybė surengė neeilinę nepaprastųjų situacijų komisijos spaudos konferenciją, kurioje buvo pranešta apie pirmąjį Lietuvoje diagnozuotą koronaviruso atvejį. Iš Italijos grįžusi 39 metų moteris dabar izoliuota, ji Šiaulių ligoninėje. Visagine surengtas ne vienas posėdis, kuriuose aptarti veiksmų koordinavimo išplitus koronavirusui klausimai, teigia meras Erlandas Galagus, susitikime su gydytojais ir miesto sveikatos priežiūros įstaigų vadovais. Noriu paklausti, kreipėsi jis į auditoriją, ar esame pasirengę iššūkiams, ar galėsime atpažinti virusą savo klinikose ir ligoninėje. Pirmadienį, pasakė meras, mes rengiame nepaprastųjų situacijų komisijos posėdį. Nustatysime karantino vietą, kur izoliuosime grįžusiuosius iš užsienio. Tikriausiai tai bus Visagino parkas. Nors dabar, kai situacija kinta kas valandą, nėra taip svarbu, iš kur atvykote – iš Italijos ar, pavyzdžiui, iš kaimyninių Lietuvos regiono. Žinoma, kad trečiadienį Lietuvoje buvo paskelbta ekstremali situacija, teigė savivaldybės administracijos vadovas Virginijus Bukauskas. Viskam vadovauja sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Šiandien mūsų socialinės paramos skyriaus vedėja Jolita Zabulytė vyko į sveikatos apsaugos ministeriją. Ten rinkosi visų savivaldybių atstovai. Beje, šiandien galima ir būtina pasitikėti tik oficialia sveikatos apsaugos ministerijos informacija. Ir svarbiausia, ligoninės direktoriaus Kastyčio Matulevičiaus tvirtinimu nereikia skleisti panikos. Tai vis dėlto jau prasidėjo panika? Ne, aš nesutinku, kad panika prasidėjo. Tiek, kad labai daug šnekų yra, tokio emocinio susijaudinimo yra dėl būtent to gripo, kurį sukelia koronavirusas. Bet tokios panikos aš nematau. Ta panika gal kurstoma daugiau tokiom žinutėm, kad jau ten labai blogai, bet tai yra gripo atmaina. Aš įžvelgiu vieną teigiamą dalyką, kad pagaliau žmonės pradės suprasti, kas yra gripas. Pradės vykdyti tas profilaktinės priemonės, kur reikia imtis visada sergant gripui arba užėjus gripo sezonui, tai tas pas mus kasmet vyksta. Tai koronaviruso sukelto gripo atveju visos profilaktinės priemonės, vengti susibūrimo vietų, vengti tokių socialinių kontaktų, plauti dažnai rankas, neliesti rankomis veido, tas viskas galioja, tai imuniteto, nemažinti savo imuniteto, didinti atsparumą, tai sakysim, kad ir sveikai maitintis, išsimiegoti, gerai ilsėtis, tai visi tie patys galioja kaip ir gripo atveju, viskas tas galioja. O panika tai galbūt dėl to yra, kad šitas virusas skiriasi nuo paprasto gripo tuo, sukelia, kad jisai yra daugiau užkrečiamas, yra pirmas dalykas. Tai jeigu paprasto gripo atveju mes kalbėdavom visada apie metro atstumą, ten plius minus, kad žmonės turi būti šiek tiek toliau vienas nuo kito, tai čia netgi iki 3 metrų gali būti, jeigu žmogus kosti ar čiaudo ir oro lašeliniu būdu perduodamas gripas. Toliau antroje vietoje yra inkubacinis periodas, jeigu gripo atveju mes apie savaitę kalbėdom, tai čia net iki 3-4 savaičių inkubacinis periodas, kas labai sunku paskui atsekti ir kur kas kaip dėl ko užsikrėtė. Ir mirtingumo procentas yra vis tik tai didesnis šiek tiek. Tai bet mirtingumo procentas yra didesnis pas senus pagyvenusius žmonės, ypač kurių kitos organų sistemos pakenktos, tai būtent ypatingai jeigu širdies, plaučių kažkas tokio yra negalavimai ir chroniniai negalavimai, tai tiem žmonėm gripo šitas komplikacijos praeina kartais ir su letaline išeitim. O šiaip tai gripas, būtent koronavirusas, tai 80% žmonių persirga lengva forma, visiškai lengva forma, 10% vidutinė, 10% dar, sakysim, kai kurie pakliūna į ligoninę apie 5%, na ir 2%, kaip aš sakiau, vyresnio amžiaus žmonės, 2% yra mirtingumas, tai paprastų gripo atveju atrodo 0,1% tik miršta. Tai šitoje vietoje didesnis yra. Mūsų ligoninė pasiruošusi? Taip, mūsų ligoninė pasiruošusi kiekvienais metais ir šeimos gydytojai, aš manau, kad pasiruošę kiekvienais metais mes turim 100 žmonių Visagine gripų sergančių, iš jų kelios dešimtys suserga tai plaučių uždegimas, gal kitom komplikacijom,
keletas žmonių pakliūna pas mus į ligoninę su plaučių uždegimais ir kol kas mes juos gydom. Specifinio gydymo nuo gripo ir koronaviruso gripo nėra visiškai jokio gydymo, gydomos tik tai komplikacijos. Tai jeigu ten būna sunki plaučių forma, tai būtent koronaviruso metu yra taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, kol žmogus pasitaiso, kol organizmas, jeigu reaguoja vaistus ir priešinasi, tai viskas tvarkoja su žmogum būna. Dabar gali būti ligoninės priėmimo skyriuje žmonių antplūdis, taip? Taip, gali būti, bet aš siūlyčiau žmonėm į priėmimo skyrių be ypatingo poreikio arba jeigu tikrai jau taip nėra labai blogai, nesikreipti su paprastais temperatūrų pakilimais, su kosėjimis paprastais tokiais simptomais, kuriuos mes paprastai namuose. Nes reikia suprasti, kad į priėmimo skyrių kreipsis daug žmonių. Ir tarp jų gali pasitaikyti žmonės, kurie sirgs gripu paprastu arba koronaviruso sukeltų gripu. Tai priėmimo skyrius yra ta vieta, kur jūs greičiausiai galėtumėte užsikrėsti. Tai įvertinkite situaciją ir aš galvoju, kad reikia laikytis tų rekomendacijų, kurias ministerija, mūsų sveikatos apsaugos ministerija. Tai pirmiausia, skambinti 112, tada kontaktuoti su šeimos gydytoju, gydytis namuose ir jeigu tikrai jau ten vystosi komplikacijos, tik tai tada kreiptis į priėmimo skyrių, nes kaip aš sakau, tai yra vieta, kurius didžiausia tikimybė yra pasigauti būtent tą virusą. Penktadienį vykusiame posėdyje poliklinikos direktorė Violeta Dilienė kreipėsi į savivaldybės vadovus su pasiūlymu paskirti asmenį atsakingą už visos aktualios informacijos apie koronaviruso plitimą teikimą. Svarbiausia, pabrėžė ji, ši informacija turėtų būti teikiama ir rusų kalba. Aš norėčiau pasakyti trumpai informaciją, kad kaip turėtų elgtis asmuo, jeigu jis galvoja, kad susirgo tuo baisiu koronavirusu. Pirmiausia, žinokime, kad koronavirusas tai yra virusas. Ir tas virusas tai yra gripo atmaina, jeigu populiariai pasakyti. Virusinių susirgymų yra labai daug. Čia tik tai mes kalbam būtent apie šitą virusą. Bet jeigu trumpint kalbą ir per daug informacijos neprigazdinti žmonių, tai pasakysiu trumpai. Jeigu jūs galvojat, kad jau baisu, jau jaučiat, kad sergat, pirmiausia galvokit, ar turėjot galimybę užsikrėsti. Ar buvot išvažiavę, pavyzdžiui, į Italiją, į Kiniją, į vietovės, kurios nurodytos kaip galimi užsikrėtimo šaltiniai. Gal jūs bendravote su tuo žmogum, kuris tik grįžęs iš ten, gal jūsų giminaitis ar kaimynas. Tai pirmiausia mintis, ar galėjau užsikrėsti tuo virusu. Jeigu galėjote, tada galvokim toliau. Ar temperatūra kyla, ar dusina, ar skauda raumenis, sąnarius, ar jūs sergate. Jeigu nėra simptomų, jūs nekarščiuojate, jums nieko neskauda, savijauta gera, tikimybė tikriausiai nulinė. Bet tam tikslui yra duoti telefonai, nurodyti visose spaudos priemonėse, visa informacija jos nurodo, lengviausiai atsiminti 112. Skambinate ir jūsų iš karto klaus. Ar buvote ten ir ten ir ten? Kokie jūsų simptomai? Ar jūs sergate, ką jūs jaučiate? Ir pasiūlys užpildyti anketą. Ta anketa užpildoma ir nusiunčiama į visuomenės sveikatos centrą. Pagal tai, pagal jūsų klausimus, pagal jūsų savijautą, su jumis visą laiką bendraus iš visuomenės sveikatos centro. Ne šeimos gydytojas, ne poliklinika, ne ligonė, bet visuomenės sveikatos centras. Jie kiekvieną dieną skambins, teirausis, kaip jūs jaučiatės. Ar nepasikeitė kas nors? Jeigu viskas gerai, tai gerai. Tam, kad būtų užtikrinta izoliacija, jeigu jūs galimai galėjote užsikrėsti, visuomenės sveikatos centras parašys nukreipimą šeimos gydytojui ir šeimos gydytojas jums išrašys nedarbingumo pažymėjimą saviizoliacijos laikotarpiui. Nereikia niekur eiti, nereikia eiti į polikliniką, nereikia eiti į ligoninę. Jūs tiesiog turėsite nedarbingumo lapelį ir vengsite socialinių kontaktų. Neisit į susibūrimus, nevaikščiosit į kažkokius tai renginius, tiesiog užjauskite save ir kitus, kad neužkrėsti. Tai esminiai principai. Pirmiausia,
kur buvote išvažiavęs ir kokie kontaktai. Ar sergate, ar karščiuojate. Jeigu kyla klausimų, skambinkite nurodytų telefonu. Ir jeigu žmogui visai bloga? Jeigu visai bloga, jį 112 paskambinus, greitoji pagalba nuveš į specializuotą infekcinę ligoninę. Šita visa sistema yra jau išdirbta, patvirtinta, visur pateikiama, pastovi informacija atnaujinama ir manau, kad jeigu visi girdės tai, kas yra sakoma, kas rašoma, neturėtų taip labai visus įjautrinti ir įbaiminti. Na, panikuoti tikrai neverta, bet nereikėtų ir atsipalaiduoti. Tad vykdykime visas rekomendacijas, sekime informaciją ir tikėkimės geriausio. Kovo 2 dieną įvyko Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Ekstremalių situacijų operacijų centro Visagine vadove buvo paskirta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Dovilė Kapačiūnienė, pranešė administracijos direktorius Virginijus Bukauskas. Šiandien įvyko Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kurios metu buvo nuo rytojus dienos aktyvuojamas Visagino savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras. Centro vadovė ir paskiriama nacionalinė sveikatos centro Ignalinos skyriaus, kurie vykdo Visagino skyriaus, kai sako, vedėjos pareigas, Dovilė Kapačiūnienė, skiriama šito operacijų centro vadovu. Priimta tam, kad būtų, kai sakė, operatyviau priimami sprendimai. Kas liečia gyventojus, norėčiau, kai sakė, priminti tiek, kad atkreipiami dėmesį tuos, kurie buvo tuos regionus, sakėjom, Kinė, arba dabar eina, kai sakė, daugiausiai Šiaurės Italijoje, ten 4 regionai, ne visoje Italijoje, bet Šiaurės Italijoje, ten Lambandžidžijos, dabar tiksliai neprisimint, 4 Veronos, 4 regionai. Tai tie gyventojai grįžę iš ten, jeigu jie grįžo ne lėktuvo, bet grįžo kitų transportų, sakykime, buvo asmeninė kelionė arba ten autobusu keliavo, tai turėtų užpildyti grįžę atsidaryti sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapį yra forma, kaip užpildoma pranešimas, kad šitas žmogus buvo, kad galėtų susiekti nacionalinio sveikatos visuomenės centro darbuotojai, su juo pasitikslinti, kai sakė, duomenys ir tuos duomenys perduoti į pirminį sveikatos priežiūros centrus, kad nereikėtų, jeigu atsitiktų, sakykime, pakiltų temperatūra, būtų išduodami šitie nedarbingumo pažymėjimai, nesikreipiant į pačią įstaigą. Tai yra tokia, kai sako, forma. Aišku, šiandien pasakysiu visiems gyventojams, nereikia jokios panikos, tai yra stabili, sakykime, situacija, yra kontroliuojama įstaigos mūsų gydymo tam dalykui pasirengusios. Norėčiau kreipti dėmesį taip pat, kad gyventojai nepiknaudžiautų šitą tvarką, kai sakė, išdavimo nedarbingumo, kadangi jeigu nepasitvirtins, kad tokie žmonės pasakys, kad ten buvo tam regione, bet nebus užpildę arba toj vietoje nebuvę duomenys, tai gali būti, kai sakė, problema, kad tokie paskui nedarbingumo pažymėjimai bus anuliuojami. Informuojame, kad 2020 m. kovo 3 dieną Visagino savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą dėl masinių renginių. Jame savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovams nurodoma nuo kovo 4 dienos atšaukti visus masinius renginius. Visoms kitoms įstaigoms, fiziniams ar juridiniams asmenims masinius renginius taip pat rekomenduojama atšaukti ar nukelti vėlesniam laikui. Šių metų kovo 2 dieną po 15 valandos policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad Taikos prospekte viešoje vietoje buvo užpulta 54 metų moteris ir sumušta. Dėl nesunkaus kūno sužalojimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad nusikaltimas galimai padarytas neapykantos tautinės pagrindu. Ir todėl jisai dabar tęsiamas kaip sunkesnis nusikaltimas ir už jį numatyta baudžiamoji atsakomybė laisvės atėmimas iki 5 metų. Lietuvos Respublikos konstitucija ir kiti teisės aktas tai saugo visų asmenų teisės ir laisvės Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ir taip pat policija netoleruos jokių nesantaikos apraiškų, atsakomybė, už kurias yra numatyta baudžiamajame kodekse.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, policija nustatė ir sulaikė 24 metų įtariamąjį, kuris turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Pagal mūsų duomenys šiuo metu niekur nedirba ir niekur nesimoko.